Sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią žirafą. Aš ją uždėjau ant tušinuko, galima dėti ant teptuko arba kur nors kaip sugalvosite. Ją gaminau iš 2 spalvų. Šitą gaminti iš raudonos ir iš rožinės, o šitą iš auksinės ir iš oranžinės. Taip pat kojytėm naudojau kelias baltas gumytes ir po 2 juodas gumytes. Ją galima daryti ant vąšelio kabliuko arba ant ragatkės, bet aš darysiu ant ragatkės. Ir šią žirafą darysiu iš žalios spalvos gumyčių ir šviesesnės, tokios ryškesnės spalvos. Taigi, pradėkime. Imu ragatkę, vieną juodą gumytę ir ją apsuku 3 kartus aplink vieną ragatkės dalį. Tada imu 2 baltas gumytes, jas uždedu ant abiejų stulpelių ir su kabliuku vąšeliu perkeliu į centrą juodą gumytę. Traukiame žemyn. Tada imu 2 tamsiai žalias gumytes. Uždedu ant abiejų stulpelių ir baltą gumytę nuo abiejų perkeliu į centrą. Tada dedu 2 šviesesnes žalias gumytes ir taip pat tamsiai žalias perkeliu į centrą. Tada uždedu šias 2 gumytes, perkeliu ant vieno stulpelio ir truputį paslenku žemyn. Tada imu dar vieną juodą gumytę, taip pat apsuku 3 kartus aplink vieną stulpelį, vėl imu 2 baltas ir taip pat juodą gumytę perkeliu ant baltų gumyčių į centrą. Tada vėl imu 2 tamsiai žalias, baltas perkeliu į centrą ir 2 šviesiai žalias. Ir taip pat perkeliu į centrą. Ir vėl uždedu ant šios stulpelio sekančias gumytes. Tada nuo to paskutinioje, kurį uždėjau juodą gumytę, perkišu gražiai su kabliuku ir užkabinu ant sekančio stulpelio. Tada uždedu vėl 2 baltas gumytes, vėl perdedu juodą, vėl dedu 2 tamsias
perkeliu į centrą ir dedu dvi šviesesnes. Ir tamsiai žalią perkeliu. Į centrą. Ir nuo šitos pusės perkeliu dar vieną ir sekančią. Kol lieka štai taip. Ir vėl perkeliu atgal. Tada šitą, kuri liko juoda gumytė, taip pat perkišu su kabliuku ir užkabinu ant to pačio stulpelio, ant kurio jis yra. Štai taip. Ir vėl kabinu dvi baltas gumytes. Perkeliu juodą. Vėl dedu dvi tamsiai žalias. Perkabinu baltą. Ir dedu dvi šviesiai žalias. Ir perkabinu žalią. Ir šitoje pusėje, kurioje yra daugiau gumyčių, perkeliu visas į centrą. Taip gaunasi mum kojytės žirafos. Dabar čia yra dvi šviesios gumytės. Taigi dedu dvi tamsias, dvi šviesias, dvi tamsias, dvi šviesias, kol gausiu žirafui kaklą. Taigi dedu dvi tamsesnės gumytės. Ir perkabinu į centrą. Ir dvi šviesesnes perkeliu į centrą. Vėl dvi tamsesnes. Ir dvi šviesesnes. Dvi tamsesnes. Ir štai formuojasi mūsų žirafai kaklas. O dabar, kaip padarėme žirafai kaklą, čia yra pas mane dvi tamsias gumytės, tai dėsiu 4 poras
šviesių gumyčių iš eilės. Taigi bus viena pora. Antra. Trečia. Ir ketvirta. Ir tada ant kabliuko gražiai perkeliu nuo ragatkės gumytės. Paimu 2 tamsias gumytes. Pertraukiu. Ir gražiai pertraukiu, kad galėčiau truputėlį užtraukti, užtempti. Ir mūsų galva bus iš šviesių gumyčių. Taigi šitą, kur yra tamsi gumytė, perkešu kabliuką ir užkabinu tas 2 gumytės užtemptas, pertraukiu ir užtraukiu. Ir gaunasi žirafai galva. O kad ausytės nestovėtų taip, o pas manęs yra iš vienos pusės ir iš kitos pusės, tai perkišu per šitas 2 gumutes kabliuką ir patraukiu vieną ausytę į vieną pusę ir kitą ausytę į kitą pusę. Štai mūsų žirafa. Uždėsime taip pat ant tušinuko. Štai. Dar viena draugė 2 žirafom. Jeigu jums patiko šis video, spauskite patinka, rašykit komentarus, dalinkite su draugais ir laukit kitų video. Iki!